kartų žinutė tau. O, toks metas pas tave dabar ramus, puikus, bet tau tai netinka. Tu sakai, tu nori judėti, tu nori naujų pažinčių, tu nori naujų darbų, tu nori naujų kompanijų, tau norisi eiti į priekį, bet tu nežinai, kaip tą padaryti. Tu kaip stovi atrodytų vietoje, tau taip trūksta naujos veiklos, naujų pažinčių, naujos meilės, bet tu netrandi savęs. Tu ieškai, bet nerandi savęs. Ir nusivylimas tavo gyvenime, labai buvo daug nusivylimo tavo gyvenime. Per teismus, per kažkokius nesusipratimus, per aiškinimusius kažkokių situacijų, santykių, santuokos, darbų, viskas, kas susiję su teismais, su teisėsauga, su organizacijom, su dokumentais, tokių problemų turėjai, tokių didelių, stambių, maštabinių. Ir tau dabar atrodo, kad ta tavo žvaigždė nepasiekiama danguje. O to, ko tu nori, tu galvoji, kad nepasieksi niekada daugiau. Tu pyksti ant savęs, tu pyksti ant savo gyvenimo, tu tikiesi visatos vis dėlto palaikymo. Tu tikiesi to, bet tu dabar patenkinta taip, kaip yra. Tu savo jau pasakėjai, tegul būna kaip yra. Aš jau kaip ir sutinku su visko. Bet tau reikia šalto proto. Tau reikia priimti šaltakraujiškus tokius sprendimus, jeigu nori kažką pasiekti savo gyvenime. Korta sako tau taip. O nežinai, kaip veikti ir nuo ko pradėti, rašyk man asmeninę žinutę ir mes užklausim taro korto, nuo ko to pradėti, kad pasiekti tos savo, apie kurią tu sakai, kad nepasiekiama žvaigždė, bet galėtų ją pasiekti. Rašyk man asmeninę žinutę ir spausk follow, taip išsaugosi savo dėlionę.